Šį paveikslą nutapiau pagal tikrą nuotrauką, kurioje Elonas Muskas, stovėdamas po prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos kalbos, pakelia ranką gestu, kuris daugam priminė nacių saliutą. Kai tik pamačiau tą kadrą, supratau, turiu jį perkelti į tapybą, ne šiaip dėl gesto, bet dėl viso to, kas slypi už jo. Elonas Muskas čia man daugiau nei verslininkas ar technologijų ikona. Jis simbolizuoja žmogų, kuris turi milžinišką įtaką, bet naudoja ją labai dviprasmiškai. Jis dažnai flirtuoja su kraštutinėmis idėjomis, viešai remia Vokietijos dešinėsias partijas, tarp jų ir tas, kurios siejama su neonacizmu. Kartais viskas patikima kaip humoras, nuomonė, bet tai man atrodo labai pavojinga. Tapybos forma sąmoningai teatrališka. Norėjau, kad žiūrovas pajustų įtampą, susierzinimą. Muską vaizduoju kaip figūrą, stovinčią ant ribos tarp vizijos ir praeities šmėklos. Jis tarsi technologijų ateities pranašas, bet tuo pačiu jo retorika ir gestai grąžina mus į praeitį, kurios turėjome vengti. Man rūpi tai, kas kartojasi, istorija nemoka grįžti taip pat, bet ji grįžta iškaipytais simboliais, naujais herojais, kurie atrodo šiuolaikiškai, bet sieja tas pačias senas baimes. Šitas darbas tapytas klausimas. Kada žmogus tampa pavojingas ne dėl to, ką daro, o dėl to, ką įkūnija. Nemanau, kad turim likti abejingi tokiems vaizdams. Tik sakysim, čia tik sutapimas ar tiesiog gestas, galim nepastebėti, kaip po truputį grimstam į tą pačią tamsą, iš kurios išlipom, taip brangiai kinavusiu keliu.